Sveiki ir vėl. Šiandien paskaitysim Urpos Gosvamio knygutę Pamokymų nektaras. Pačios knygutės neturiu, tai teks skaityti man iš kompiuterio, bet visai gerai. Taigi Urpos Gosvamio knygutė. Apie Urpą Gosvamį truputį jau pasako pirmam posme, antras posmas irgi buvo. Galite paklausyti, daug informacijos yra antram posme. Ir čia yra trečias tekstas, trečias posmas. Užgeso kompiuteris, tuoj aš jį sutvarkysiu. Kompiuteris nieko tokio, paėmiau kitą telefoną, jas galima sakyti per telefoną. Taigi Urpos Gosvamis, Pamokymų nektaras, knygutė jo. Ir trečias tekstas. Yra 6 taisyklės, kurios padeda atlikti tyrą atsidavimo tarnystę. Tai kurios padeda atlikti tyrą atsidavimo tarnystę, reiškia, padeda praktikuoti tyrai bhakti. Mes galiausiai tikslas tai yra tyra bhakti pasiekti. Šūda bhakti yra dar, arba prema bhakti. Tai mes turim iš esmės, mūsų tikslas yra pasiekti prema, tyrą meilę. O kad pasiektam tyrą meilę, mes turim įsivaduoti visiškai nuo savo ego. Reiškia, kol mes tapatinam save su šito kūnu, tapatinam su save šito protu, su savo šitom juslėm, tai reiškia, ir mes turim ego. Kol yra bent lašas ego, tol mes nepatirsim premos. Kai mes perskaitėm šitą Urpos Gosvamio knygutę Pamokymų nektaras, tos visus posmus, 9, tada aš dar vieną paskaitą įrašysiu, gal kelias paskaitas, gal vieną nesutilps, apie visą procesą kelią, reiškia, kurį mes praeinam praktikuodami bhakti jogą, reiškia, būtent atlikdami šitą sadaną ir būtent iki premos, kada mes pasiekėm premą. Tai čia bendrai visumoje tai ta pati frazė, kad ką reiškia ta tyra atsidavimo tarnystė, tai reiškia, kada mes visiškai įsivalam, mūsų tikslas įsivadyti iš mūsų ego, netikro ego, o netikras ego, kad aš esu materija, aš esu šitas kūnas, bet, reiškia, viskas nutolsta nuo mūsų pačių, nuo mūsų sielos. Įsivaizduojat, mes tokia, tokia, ego tai yra kaip šizofrenija realiai. Pavyzdžiui, ego tai, aš nesu taip, bet aš laikau save tuo. Tai va, yra irgi, čia yra faktiškai ego tai veikia būtent, tai čia yra ego veikimo principas, kad aš laikau save tuo, ko aš nesu. Tai reiškia, vienas iš tokių subtilių ego apraiškų. Pavyzdžiui, mes nesam šitas kūnas, bet mes laikom save šito kūnu. Toks ego aš, tai aš šitą materiją, bet jeigu mes pradėsim, kad aš esu siela, tai jau yra gerai. Ta prasme, tas aš, kas aš. Taigi, tai čia trečias posmas, aš jį perskaitysiu gal viską ir po to mes truputėlį jį pagvildensim smulkiau. Tai yra 6 taisyklės, kurios padeda atlikti tyrą atsidavimo tarnystę. Tai pirma iš jų. Veikti su užsidegimu. 2. Tikėti tuo, ką darai. 3. Neprarasti kantrybės. 4. Laikytis reguliuojamų principų. Pavyzdžiui, šravanam, kirtinam, višnusmaranam. Klausytis pasakojimų apie Krišną, Dievą, apdainuoti, apgiedoti jį giesmėmis ir prisiminti. 5. Nebendrauti su abhaktomis, tie, kurie netiki dvasiais dalykais ir netiki Dievu. 6. Sekti didžiųjų praeities ačarių pėdomis, jų pėdomis. Šių taisyklių laikymasis laiduoja visišką ir nebejotiną sėkmę atliekant tyrą atsidavimo tarnystę ir pasiekimą prema. Tai prema kaip tai yra meilė, reiškia, kurios mes visi taip trokštam. Jeigu aš paklausiu, ko jūs nori, dažnai aš tokį klausimą dabar užduodu žmonių ir taip ko tu nori, noriu tenais baigt kursus, baigt studijas, noriu ten milijono pinigų, ir tokie atsakymai keisti, kuris labai.
ta prasme, kažko nori, ta prasme, noriu šeimos, noriu ten vaikų, ten to, noriu vyro, žinai, ten vyras vėl tenais kažkur svajoja apie kažkokius tai laisvę, apie krūvas pinigų, apie gerus namus, automobilius, kad nieko netrūktų, kažkaip taip toksai standartiškai. Bet kažkaip tai labai tokie keisti atsakymai ir aš tada sakau, iš tikrųjų tau to nereikia iš viso. Jie ginčiasi su manim ten, kaip čia, tai ką aš čia, koks zaubagas gyvensiu, tai ką aš čia gyvensiu be šeimos, be meilės, visokių dalykų. Visą tai okei, visą tai gal ir reikia, bet reikia visų pirma suprasti, ko man reikia iš tikrųjų. Mes kiekvienas turim visų pirma tą suvokti, tą dalyką, ko mums reikia iš tikrųjų. Ir jeigu taip labai nuoširdžiai mes pasižiūrėsime taip širdį, taip viską taip pat, o taip viską atsisėsim, atsipalaiduosim ir tikrųjų, ko mums reikia. Mums reikia meilės ir reikia laimės, ar ne? Tai vienintelis dalykas, ko mums reikia. Norim laimės ir meilės, ok? Tai čia toks faktas. Ir toliau žmogaus jau yra koncepcija. Kaip aš būsiu laimingas. Vienas galvoja, aš turėsiu dabar šeimą, moteris dabar galvoja šeimą, turėsiu vaikų, gerą vyrą, ten viskas, ne, gražius namus ir tada bus mano išsvajotojai laimė. Ir taip, tas žmogelis, jisai suvokė, taip laimė. Vyras vėlgi ten galvoja, bus krūva pinigų, jis keliaus važinės, dar kažką ten turės, ten didžiulius namus, ten bet ką, ten mašinas ir tada jisai bus laimingas. Tai reiškia, tokiais materialiais pigiais dalykais jisai tikisi pasiekti meilę ir laimę. Ta prasme, tai taip labai liūdna iš tikrųjų. Bet jeigu giliau pasižiūrėsim, tai yra gilesni dalykai, kas atneša mums tą meilę ir laimę. Tai reiškia, visas yra jogos kelias, visa jogos praktika, ar ne, kada pasiekti meilę. Kai bus meilė, tada bus ir laimė. Įsivaizduojat? Tai ir aišku, laimė tai yra meilės pasiekmė. Laimė yra aukščiau už meilę. Nes, suprasime, meilės yra, kaip čia pasakyti, ananda, ta prasme, ananda. Mes norim iš tikrųjų anandos, tai norim palaimos. Bet palaimas sukuria meilę. Tai reiškia, yra meilė, jinai sukuria palaimą, laimę, ananda, tai džiaugsmą. Ir kai mes gaunam tą anandą, tą laimę, tada tampam laimingi. Tai iš tikrųjų, tai gaunasi, jeigu taip subtiliau žiūrėt, tai gaunasi, kad laimė yra aukščiau už meilę net. Nes meilės yra, reiškia, tikslas suteikti anandą, palaimą. Tai yra palaima, džiaugsmas. Galiausiai reiškia, mes norim jau džiaugsmą. Tai tos džiaugsmo koncepcijos yra įvairios, žmonės. Įvairios. Kurias vardėjau, ar ne, keletą. Daug yra tokių dar kvailesnių tenais visokių tų koncepcijų, ta prasme, kol jaunas žmogus turi ten vienas koncepcijas, ten studijuot, pasiek kažką, iš didžios kažkokios tai koncepcijos, jisai sensta toliau, ten jam tos koncepcijos mažėja. Bet iš tikrųjų, tai tik tai dvasinės, kaip sakant, praktikos dėka, gilios, teisingos, mes galim pasiekti, reiškia, premą, meilę ir tą anandą palaimą, ne kažkokie tai materialūs dalykai. Tai reiškia, procesas, kuris padės mums suprasti mane kaip sielą, padės suvokti Dievą, padės suvokti dvasinį pasaulį, kitą pasaulį. Šitame pasaulyje mums tai nėra vieta mums, šitas pasaulis yra žemesnioji Dievo energija. Žemesnioji. O mes savo prigimtimi, sielos prigimtimi esam priklausomi aukštesniai gamtai. Dėl to aukštesnis niekada negalės patirti malonumo, reiškia, žemesniai plotmiai, pavyzdžiui. Aš būdamas aukštesnis, kaip galėsiu pasitenkinti, pasimėgauti žemesnę energiją. Tai tiesiog nepavyks. Dėl to ir yra dvasinis kelias, kada mes perskeliam į kitą pasaulį. Tai čia visas praktika yra bhakti joga, reiškia, visas tas procesas ir yra vedantis mus, reiškia, į tą dvasinį pasaulį, į kitą pasaulį, tos tikrosius mūsų sielos namus. Tai ir yra, reikia mums dvasinio kūno, tada reiškia, kaip ten stot, kaip gyventame dvasinę kūną ir tokios mums informacijos reikia ir po truputėlį aš jums vis daugiau ir daugiau duosiu tokios informacijos, aišku, ten yra knygos, aš vieną knygą rekomendavau nuostabę, Narota Madaso, ten sienos yra, ar ne, aš ją turiu tais rusų kalboj ir anglų kalboj, tai lietuvių nėra, būtent turi būti, tai yra išversta teisingo žmogaus ten, ir teisingai ten yra tokia,
teisingai ištransliuota, su teisinga bhava, su teisinga nuotaika. Yra labai svarbu teisinga nuotaika, nes jeigu išvers, pavyzdžiui, koks vienuolis, ne tai, kad išvers, jeigu mes išversim iš anglų kalbą į lietuvių, ne tas vertimas, tai yra vertimai ir komentarai, tai reiškia, išverčia iš tos bengalų kalbos, ar ne, yra Narottama Dasta, kurios parašė bengalų kalbą, iš bengalų išverčia, reiškia, į anglų, ir plus, reiškia, suteikia tą visą komentarą, ne, į gilį pakomentuoja. Ta prasme, teisingai, kad daneštų mus iki mūsų širdies, iki mūsų supratimo lygio, reiškia, ir teisinga nuotaika įneštų, teisinga dvasia. Tai va tas reikalingas turi būti labai ypatingai šventas žmogus. Ir jeigu, pavyzdžiui, skaito tą tekstą, verčia iš bengalo ir plus jį komentuoja, ne šventas žmogus, nesu, kaip saka, nesu premos nuotaika, nesu radha bhava, tada tai bus truputėlį mus, kaip sakant, išderins mūsų širdį. Tai va, dėl to labai svarbi, dėl to aš labai taip įdėmiai žiūriu, labai įdėmiai atrenku viską, ką aš dalinuosi, aš atrenku tą, ką aš kalbu, tiek knygas, tiek visą kitą, kad mes turėtumėm teisingą nuotaiką, mūsų, reiškia, bhavos nuotaiką. Atrodo, kadangi mes dar, kai kam iš viso pradžia dvasinio dalyko, bet pati pradžia irgi yra labai svarbu, kad mes pradžią, reiškia, nustatytumėm teisingai, nes teisinga pradžia, tai reiškia, gerai pamatas pastatytas, tai reiškia, jau pusė darbo. Tada reiškia, mes teisingai atsistoję į teisingą kelią, labai teisingai, mes eisim labai tvirtai, stabiliai ir greitai pakankamai, o taip mes blaškysimės. Tai dėl to labai svarbu suvokti viską teisingai, nuosekliai, labai svarbu viską suprasti, ir tą teisingą nuotaiką turėti, ar ne? Mūsų nuotaika mandžari bhava, mes išeisim į dvasinį pasaulį su mandžari bhava, tai būtent čia yra tam tikra tokia, tas tam tikras kūnas dvasinis, tam tikra nuotaika. Ir kas yra labai svarbu, net nuo pradžių pradedant bhakti, jau suvok šitos dalykus. Ir dėl to aš pat, kai duodu knygas ar pasakoju, po truputėlį vedu, čia kažkas paklausytų, galvoju, čia labai per daug paprastiems žmonėms tai yra sudėtinga, bet tai nesvarbu, jūs klausysitės, po truputėlį suprasit, nors aš daug ką pasakoju paprastai. Bet yra tam tikrų meditacijos formų, ten lilo žaidimai, ten Radharani ir Krišnos, tai yra labai svarbu ir mes po truputėlį vis daugiau kažkaip, aš pat suradęs laiką, rašysiu paskaitų ir kažką tai rekomenduosiu, kažkas knygas ir taip toliau, kad mes teisingai eitumėm. Va, tai toliau posmas, mes truputėlį prabėgsim, pagvildensim tą posmą, taip smulkiau. Tai pirmas dalykas yra, šitame posme sako, veikti su užsidegimu. Tai yra veikti užsidegimu, tai yra natūralus dalykas, tai reiškia entuzijazmas, ar ne, tai yra šradha. Pirma pakopa iš viso, kaip mes pradedam praktikuoti šitą bhaktį, ar kartot mantrą, ar eiti šito keliu ir taip toliau. Nors aišku yra nuostabus kelias, nuostabi jogos, tai yra joga, tai yra meditacijos forma, tai yra joga, labai galinga jogos sistema, bhakti joga mes praktikuojame iš tikrųjų. Ir bhakti joga tai yra visų jogų esencija, karūnas, deimantas karūnai, tai yra bhakti joga. Tai čia yra bhakti joga. Nors metodas yra ir paprastas, jis yra ir nepaprastas, bet aišku, pagrindinė praktika kartot mantrą. Tai yra labai paprasta iš esmės. Ir kartodami mantrą mes praeisim visus linčius, gausim visas žinias, viskas ką reikia. Svarbiausia įdėmiai kartot. Ir po truputėlį visas tas tobulėjimas vyksta. Faktiškai pagrindinė praktikos dalis kartojamas Hare Krishna Mahamantras. O visa kita, tai reiškia yra šradha. Pirmas turi būti tikėjimas. Tikėjimas ar ne? Ir veikimas su užsidegimu. Čia sako, veikimas su užsidegimu. Tai mes kartojam mantrą su užsidegimu, klausom paskaitas, mes reiškia domimės, skaitom knygas ar ne, knygos dvasinės šventos, kurios reikalingos, aš jų daugiau duosiu. Tik tai gaila, kad aš jų neturiu lietuviškai. Aš turiu rusiškai ir turiu angliškai. Ir bandau surasti, kas galėtų išversti iš tikrųjų tas knygas. Vertėjas gali būti tiesiog truputėlį, jeigu mantrą kartoja, jokių dėlių problemų nėra, vertėjas, ta prasme, su vertėju viskas yra gerai. Čia ne tame vertėjame problema, aš jau truputėlį jau papasakau, gal supratot, ar ne. Tai faktiškai, bent kas biški mantros pakartoja, jisai atsipalaidavęs, jis tokį bhakti nuotaiką, jisai gali tiesiog išversti teisingai. Svarbiausia, kad iš tos anglų kalbos, kurie yra, ar ne, išverstų teisingai lietuvių. Tu prasė teisingai, tai taisyklingai. Ir viskas. Ten pati bhava, pati nuotaika yra viskas jau gera. Taigi tas entuziazmas yra reikalingas, entuziastingai. Bet
entuziazmas, dar yra vienas toks įdomus dalykas, kad entuziazmą galima gauti, sekantis buvo posmai, ten sepantis buvo skyriai, tenais, vat, nu, siekti didžiųjų praeities ačiarių pėdomis, ar net tenais, vat, mes dar deisim. Tada buvo nebendrauti su abhaktomis, pavyzdžiui, vat, nu. Taigi gaunasi, kad vat, entuziazmą mes galim gauti iš tų, kurie praktikuoja jau ilgą laiką, ar ne, ir kurie turi tokį skonį, tokio džiaugsmo, kurie jau truputėlį praėjo tokį, kaip sakant, jie pažengė truputėlį daugiau šitame kelyje ir jie jau gauna tokio, turi rūčio, ta prasme, tai nėra galbūt, tai nebūtinai, kad jisai pasiekė rūčį, tą skonį, tokį dvasinį džiaugsmą, bet jisai jau, kaip sakant, gerai pasistumėjo dvasiškai į priekį ir vis tiek jis to dvasinio džiaugsmo, jis, reiškia, jau gauna labai daug iš savo širdies, iš savo sielos ir jisai pats spinduliuoja tokio entuziazmo, ar ne, jisai pats spinduliuoja entuziazmo, jisai taip pats yra užsidegęs, ar ne, ir mes perimsim tai. Aišku, pačiam reikia taip rodyti entuziazmą, visą kitą, viskas ok, bet kad mes patys neuždustumėm, tai reikia būtinai bendrauti su tais, kurie turi tą entuziazmą ir užsikrės savotiškai ir vienas kitą taip palaikyti, ar ne? Jeigu taip pat vienas biškai priduso, kitas įkvėpė, tai kitas priduso, tas reiškia, iš kurio įsikvėpėm, jisai priduso, mes įkvėpėm, nu gaunasi o taip, tas bendravimas toksai, jis yra labai reikalingas ir labai svarbus, reiškia, nu, tiek tarpusavėje, savam lygmenį, tiek su aukštesniais, ypatingai, aišku, tas bendravimas su aukštesniais pažengusiais, kurie turi tą tokį skonį ir tą tokį natūralesnį entuziazmą, kurio taip verda to. Tai tas yra labai svarbus. Ir tada mes galėsim veikti su užsidegimu. Tai veikti su užsidegimu, tai šitą bhakti jogos procesą su užsidegimu truputėlį. Ten rytą keliamės, kartuojam mantrą ir taip vis tiek reikia įdėti entuziazmą. Kaip žmogus, netgi materialistas, ar ne, kažkokio tai ėmėsis kokios veiklos, nauja kažkokį verslą, jis vis tiek tai daro su entuziazmu, pasakoja visiems čia viską, kaip čia bus viskas gerai. Nors ten visi klausosi, galvoja, nu čia tikrai nieko nebus gerai, ta prasme, bet jis ten toks entuziastingas ir nu tas net visur, netgi materialiuose dalykuose reikalingas entuziazmas, o čia dvasiam tai to labiau. Taip pat čia entuziazmas yra. Antras, kai skaitėm, buvo tikėti tuo, ką darai. Nu, tikėjimas, aišku, žmogus, jeigu tikėti tuo, ką darai. Tai vat labai svarbu, nes būna žmonės kartais tokie kaip begalviai, be galvos, tai reiškia, nu, toks fanatizmas gaunasi, ar ne, taip pat praktiškai jisai kažką daro, kad darytų, nesupranta dėl ko daro, tai vat, tai tiesiog yra tikėjimas, ko darai, ir, vat, nu, ir tas tikėjimas yra, vat, kartuoju mantrą ir, nu, įdėti to tikėjimo kažkiek, vat, nu, tikiu, vat, kartuoju mantrą, tikiu, kad tai yra gerai, kad tai yra gera priemonė, vat, ir tas tikėjimas jis yra svarbus, tai bent jau pradžiai, jeigu bus tas tikėjimas toksai silpnas, bet jisai vis tiek bus, jeigu tikėjimas bus bent jau dėl pabandymo, nes kai kas, pavyzdžiui, ateina į kelią ir taip patikė iki praktinio kažkokio patyrimo, galvoja, nu gerai, pabandysiu. Tai reiškia, jis įdeda tikėjimo, ar ne tai, kad tenai čia nesąmonė, čia kažkas čia nesąmonė. Tai čia yra jau toksai, nu, neintelektualumo požymis. Intelektualumo požymis vis tiek, jeigu žmogus išgirdo kažkokią tai gerus dalykus, kad ir dvasiniai, įmanoma perspektyva, labai daug visokių galimybių atsiveria, reiškia, praktikuojam, kad ir bhakti joga, visos galimybės, absoliučiai visos, kokias gali suteikti bet kokia joga, tai sutelpa į bhakti jogą. Taigi, tai pradinis tikėjimas jis yra labai svarbus, nes be tikėjimo mes iš vis nedarysim, ar ne? Tai žmogus turi dėti tikėjimą. Gerai, aš tarkim patikėjau ir pabandau, ir žmogus, kai tiki, su tikėjimu jisai daro, jis gauna kažkokį patyrimą, rezultato mano gyvenime, tai viskas vyksta per praktinį patyrimą, kad ir tą mantrą pradėjau kartot, man davė, nu tai okei, aš tai patikėjau ir man taip entuziazmo tokio turėjau daug, man kai pasakė apie šitą mantrą, galvoju, o aš jau taip jau buvau sudegęs, reikia kartot greičiau tą mantrą, jis greičiau užrašyk mintyse, jis man pasakoja, man čia buvo toks rojus, galvoju, viso, greičiau man reikia mantras kartot, žinai, ir buvo toks entuziazmas, ir taip galvoju, nu papasakoja apie tą mantrą ir aš ten jau bandžiau visokias jogas, taip sudėtinga ten buvo, sako, tik mantrą reikia kartot, o, taip paprasta, tiesiog kartuosiu šitą garso vibraciją ir viskas, tai čia man buvo toksai, nu tiesiog fantastika. Ir aš pasiėmiau tą mantrą ir tikrai aš kartau su tikėjimu, buvo toks tikėjimas, nu, ir buvo, reiškia, entuziazmas, buvo, ir kartuojau, taip, ir pajutau iš karto rezultatą, tokia džiaugsmas, ramybė, tai iš karto protas, aš einu ir nesiekiu žemės, netgi toks buvo pojūtis, nesiekiu žemės, gera, faina, ir taip pat tokia širdis taip nurimo, taip labai taip smagiai, bet toksai buvo, ne tai, kad čia, čia kartoja, čia nieko nebuvo, ir ten žmogus jau kartoja skeptiškai, kartoja be tikėjimo, kartoja be entuziazmo, tai jisai, nu, kas ten vyksta, tada jis tada tuo metu nekartoja, bet tuo metu ten, nu, kritikuoja ar kažką, tai čia vat yra. Tikėti to, ką darai, ta prasme. Tikėjimas reikalingas. Trečias.
neprarasti kantrybės. Tai čia kantrybė, va, irgi prasideda, reiškia, kantriai reikia laukti, kažkas nori labai greito rezultato. Taigi vėl tas rezultatas toksai, jis nebūtinai yra labai greitas, reikia truputėlį įdėti pastangų ir, taip sakant, rezultatas ateis. Bet ką darant, ta prasme, žmogus ten supylė ryžius į puodą, užkaitė ir nėra rezultato, aš noriu dabar valgyti ar ne, ir, o rezultatas yra, reikia kantrybės, reikia palaukti, kol išvirs, reikia ten įdėti druskos, ten trečią, palaikyti, palaukti, tenais, atšaldyti, tenais, ta prasme, tai užtruks laiko, ta prasme, tai reikalinga kantrybė, tai, užtruks gal kokią valandą, ar ne, kol aš galėsiu valgyti, pavyzdžiui, ar ne, kad ir ten ryžius su daržomis įsivirtai, man užtruks apie valandą, aš negaliu, ta prasme, turėti kantrybės palaukti, ir daugelį atvejų mums reikia kažkos tai kantrybės. Žmonės, aišku, kuo toliau, tuo labiau praranda tą kantrybės tokį jausmą. Nori viską greitai, staigiai, visą kitą, žinai, čia kažkur tai, ten pasveikti, įsigydinti, tabletę praryja, yra rezultatas, jo, viskas gerai, bet kad ten reikia natūraliom priemonėm gydytis, visą kitą, ir tai bus ilgalaikis rezultatas, bus geras, tai dabar mažai kam rūpi, dabar nori staigiai, kaip sakant, viską greitai, staigiai gaunam, jie tuoj, o čia kas čia yra, čia man trūksta, man reikia to nuo 3-4, o kad procesas, žinai, gali būti toksai, viskam reikia laiko. Tai va dėl to yra, kaip sakant, tas momentas neprarasti kantrybės, dėl to, kad tęsti, kad ir mantrą kartosim, tai reiškia, reikia